Labadiena, esu Dovydas Gedrimas, pristatau klinikinės elektrostimuliacijos svarba kinesterapijoje ir reabilitacijoje projektą. Šis projektas yra finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Pristatau ir projekto partnerius, tai kuruojantis universitetas Turkijos universitete, tai yra Pamukkale universitetas, atsakingas už viso šio projekto įgyvendinimą. Taip pat Turkijoje dalyvauja ir Hatay Mustafa Kemal universitetas, Baškento universitetas, Suleiman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijoje šį projektą atstovauja Krajovos universitetas, o Lietuvoje atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šio projekto partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos bei asociacija. Tęsime pirmąjį modulį sveikų ir denervuotų raumenų fiziologiją. Kalbėsime šeštoje paskaitoje apie nervo patofiziologiją. Šią paskaitos medžiagą parengė Krajovos universiteto fizinio lavinimo ir sporto fakulteto kinesterapijos ir sporto medicinos katedros profesorė daktarė Rusų Ligija ir daktarė Oana Bianka Budenka Babole. Ir šią paskaitos medžiagą pristatau aš, Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedros lektorius Dovydas Gedrimas. Pradėsime nuo nervo pažaidos apžvalgos. Tai nervai perduoda informaciją arba paliepimus, siųsdami elektrinius impulsus. Elektriniai impulsai keliauja dviem kryptimis - iš periferinių sensorinių į smegenis ir iš centrinės nervų sistemos į periferinę. Paliepimą iš smegenų į periferiją įprastai iliustruoja raumenų valdymo pavyzdys. Savo kūną galime valdyti tik per nervus. Nervai siunčia signalą raumenims susitraukti arba atsipalaiduoti ir dėka to vyksta norimas valingas judesys. Pagrindiniai periferinės nervų pažaidos arba periferinės neuropatijos simptomai yra odos srities anestezija, nejautrumas, dilgčiojimas ir parestezija. Kai kuriais atvejais pacientai skundžiasi ir deginimo pojūčiu. Ir šie požymiai pasireiškia tirpsmu arba sumažėjusia raumenų mase, amiotrofija. Tai vienaip ar kitaip gali arba pakeisti jutimai, arba jeigu pažeidžiamos daugiau sensorinės skaidulos, jeigu motorinės, tada pasireiškia raumenų masės mažėjimas. Neįprasta paveiktos kūno srities padėtis ir negebėjimas atlikti tam tikrų judesių taip pat yra nervų pažaidos požymiai. Tai matome paveikslėlėje pavaizduotas dvi nervinės ląsteles. Tai viena yra sveika su aksonu, kuris perduoda signalus iš neurono kūno. Matom, jisai turi gana storą švano ląstelių sluoksnį aplinkui visą aksono uodegą. O pažeistame nerve, tai aksono galas jau yra daug prasčiau apsaugotas švano ląstelėmis, jų sluoksnis yra sumažėjęs, dėl to ir nervinio signalo plitimas tampa ir lėtesnis, ir nebe toks sklandus, ir nebe toks tikslus. Ir kas sukelia nervų pažeidą? Tai pažeistas nervas nebeatlieka savo būdingų funkcijų. Tai pasireiškia simptomai ir požymiai verčiantis sunerimti. Taip nervas mums praneša apie patiriamą skausmo pažeidimą, bet kokią kitą jutiminę informaciją. Nervų pažeidą galima skirstyti į kelis tipus. Tai yra pjūvinė, tai kai nervas yra nukertamas, mechaninės įvairios traumos, kurios tiesiog mechaniškai pažeidžia ir nutraukia nervo vientisumą. Gniuždomoji arba tempiamoji pažeida, tai patiriama traumų, smūgių ar smarkių sumušimų metu. Tai tiek smūginė trauma gali turėti įtakos, buko trauma, tiek labai stiprus tempimas, tenkantis nervui jį sužaloti gali. Ir spaudžiamoji, tai kylanti dėl nervas supančių audinių spaudimo. Neuropatinių ligų grupė apima tokias ligas, kurios paveikia periferinius nervus, ne galvos ir nugaros smegenų, tai periferiniai nervai, tai tie nervai, kurie keliauja iš centrinės nervų sistemos, tai konkrečiai iš galvos ir nugaros smegenų.
Mononeuropatija tai būklė, kai pažeistas vienas nervas ar viena jų grupė. Tai ši liga neigiamai veikia su atitinkamom kūno dalim siejama nervą ar jų grupę. Tai gali būti tiek ar kažkokios kūno dalies odoje sutrikimai pasireikš, gali raumens funkcija sutrikti, gali ir organo funkcija sutrikti, kurią tas nervas inervuoja. Toje kūno srityje pasireiškia nejautra, ji nebegali atlikti savo funkcijos, nebefunkcionuoja. Mononeuropatija gali pasireikšti bet kurioje kūno srityje. Na ir išskiriami du neuropatijos tipai. Tai kai simptomai reiškiasi iš lėto, neuropatija būna lėtinė. Kai simptomai pasireiškia staiga, neuropatija būna ūmi. Na tai gana aiškus terminai, tai tas, kad simptomai reiškiasi iš lėto, tai jie gali tiesiog prasidėti labai nežymiai. Iš pradžių jie gali būti tokie epizodiniai, vėliau simptomų pasireiškimas dažnėja, simptomų pobūdis taip pat intensyvėja. Neuropatija yra paveldima, vienas iš rizikos faktorių būtent yra genetinis faktorius. Daugiausiai paplitusios paveldimosios neuropatijos forma yra Charcot-Marie-Tooth liga, kuri pasireiškia rankas ir kojas paveikiančią motorinę ir sensorinę neuropatiją. Įgyta neuropatija pasireiškia daug dažniau. Tai ją įprastai sukelia ligos arba traumos, cukrinio diabeto, kaip pavyzdys, sukelta nervų pažeida, vadinama diabetinė neuropatija, ir kai ligos kilmė yra nežinoma, tokia neuropatija vadinama idiopatinės kilmės. Kalbėsime apie nervų pažeidos tipus. Periferiniai nervai gali būti pažeisti patyrus mechaninę pažeidą po suspaudimo traukimo ar patyrus tiesioginę fizinę traumą. Taip pat dėl metabolizmo sutrikimų, elektros srovės, radiacinės spinduliuotės sukeltų traumų apsinuodijus. Su nervų pažeida visiškai arba dalinai praradus nervų laidumą, todėl nutrūksta ryšys su inervuojamais periferiniais organais. Tai šiuos pažeidimus pirmasis 1943 metais aprašė Herbertas Jonas Sedonas. Jis suskirstė juos į 3 kategorijas. Tai neuropraksija, aksonotmezė ir neurotmezė. Tarsime visas šios sutrikimus. Tai neuropraksija tai mažiausiai sunki nervų pažeidos forma, pasireiškinti židininė nervų laidumo blokada. Trauma pasireiškia griežtai tik ties mielino dangalu, aksonas išlieka pats nepakitęs, pasireiškia per nervinės skaidulas keliaujančio veikimo potencialo trūkumus. Tokia trauma gali pasireikšti ir ilgą laiką miegant žmogui nebūdingoje padėtyje, kuri ilgesniam laikui užspaudžia nervinės skaidulas. Na, tai tokiu atveju daugiau jinai bus skiriama prie ūminės neuropraksijos ir tuo metu yra aiškiai priežastis jos atsiradimui. Pašalinus priežastį, tikimybė, kad pažeidimas praeis išgis savaime yra gana didelė. Aksonotmezė tai pažeidimas, kurio metu suardomas mielino dangalas ir pats aksonas. Morfologiniu ir funkciniu požiūriu šias struktūras gaubiantis jungiamasis audinys išlieka nepakitęs. Šiam pažeidimui būdinga tai, kad dėl audinio masės nervinis kelias išlieka vientisas. Kartu su šiais pažeidimų ypatumais pasireiškia ir savaiminiai regeneracijos procesai. Dažnai tokie nervų pažeidimai kaip aksonotmezė pasireiškia iš paskos visiškam lūžiui, kurio metu kaulo fragmentai tiesiogiai užspaudžia nervinį kelią ir nervinį signalo plitimą. Tai svarbu paminėti, kad ypač nekontroliuotų lūžių metu, kai yra lūžgalių dislokacija, kuo didesnė lūžgalių dislokacija, tuo didesnis tikimybė bus, kad nervinė dalis, kažkoks nervinio signalo plitimo kelias bus pažeistas. Na ir neurotmezė tai pažeidimas, kai visiškai sunaikinama nervo struktūra pačio nervo. Tai sunaikinamas mielino dangalas, aksonas ir gaubiančios struktūros, tai jungiamasis audinys. Tai čia bus sunkiausia nervų pažeidimo tipas, sunkiausias tipas. Tai kalbėsim apie nervo pačią struktūrą. Tai nervas yra balkšvos spalvos cilindro formos pluoštas sudarytas iš nervinių skaidulų. Nervai kartu su nerviniais mazgais, tai šie mazgai yra smulkus, palei nervą išsidėstę, kaip ir gumbeliai sustorėjimai, sudaro periferinę nervo sistemą.
Tuo tarpu centrinę nervų sistemą sudaro galvos smegenys ir nugaros smegenys. Tai pagrindinės aksono struktūros dalis, tai būtų aksono kūnas ir jame esantis brandolys, na ir aplink aksono kūne yra išsidėstę dendritai, tai neuronų ataugos, kuriomis signalas atkeliauja į patį neuronų kūną ir turi dažniausiai vieną ilgą ataugą, kuri vadinasi aksonu. Aksonu signalas keliauja iš ląstelės ar į kitą nervinę ląstelę, arba jau veikimo potencialas perduodamas norimam paveikti organui arba raumenį. Tai va būtent švano ląstelės ir išsidėstė kaip grandinėlė ant aksono uodegos ir jos tiek apsauginė, tiek ir funkcijos palaikymo pačią funkciją ir atlieka. Tai kalbant apie senėjimą ir nervų pažeidą, tai senėjimas tai natūralus laiko eigoje pasireiškiantis įvairūs fiziniai pokyčiai organizme. Senti galima pasyviai, nekreipiant dėmesį į vykstančius pokyčius, arba aktyviai, priimant sąmoningus sprendimus bei rūpinantis savo kūno į sielos gerovę, ir tada senėjimas tampa toks labiau kontroliuotas, galima šiek tiek paveikti vykstančius procesus. Įžengus jau į trečią gyvenimo dešimtį, smegenų svoris, nervų tinklo ilgis ir į smegenis įtekančio kraujo kiekis pradeda mažėti. Tačiau smegenys geba prisitaikyti prie naujų sąlygų nervų galūnėlėse, suformuodamas naujas sinapses, tai jungtis. Atminties suprastėjimas taip pat tai yra įprastas senėjimo požymis. Tam tikri neseniai įvykę įvykiai užmirštami, tampa sunkiau prisimenanti vardus ir smulkmenas. Tai žodžiu, sutrinka atminties kodavimas ir ypač trumpalaikės atminties perkvalifikavimas, kodavimas į ilgalaikę atmintį. Smegenų aktyvumą galima palaikyti ir reguliariai, įsitraukiant į socialinius užsiėmimus, vykdant protinę mankštą, tai sprendžiant įvairius kryžiažodžius, skaitimas, mokymasis, kad ir naujų dalykų kaip kalbos, pavyzdžiui. Ir aišku, užsiimant fizinę veiklą, kuri smegenis aktyvina kraujo ir deguonies prisotinimą ir aprūpinimą. Nervo atrofijos matavimas. Tai smegenų audinio atrofija reiškia progresuojantį nervinių ląstelių ir tarp neuroninių jungčių netekimą, kuris ilgainiui lemia smegenų masės mažėjimą, susitraukimą ir pažintinių funkcijų suprastėjimą. Progresuojanti smegenų degeneracija tai senstant fiziologiškai pasireiškiantis procesas, tačiau jis gali pasireikšti ir susidūrus su tam tikromis patologijomis. Neurodegeneratyvinės ligos, tokios kaip Alzheimerio liga, kurios metu pats hipokampas atrofuojasi, piko liga, frontotemporalinė demencija, Parkinsono liga, Huntingtono liga sukelia judėjimo sutrikimus ir demenciją. Kraniocerebrinė trauma, tai tiesioginė galvos trauma, dažna boksininkams, tai kai smegenys dėl patirto smūgio pačios kaukolėje juda per daug intensyviai ir šiek tiek yra sutrenkiamos. Vyksta tokia smūginė trauma. Insultas, tai taip pat vienai par kitai pažeidžia nervų sistemą, tai ar išemijos būdu, kai yra užkemšama tam tikrą smegenų dalį aprūpinanti kraujagyslė, ar hemoraginis insultas, kaip plyšta kraujagyslė ir kai įvyksta kraujo išsiliejimas į galvos smegenis. Galvos smegenis pažeidžiančios infekcijos, tai gali būti encefalitas, neurosifilis ir živ. Lėtinės uždegiminės ligos, tokios kaip išsėtinė sklerozė, paveldimosios metabolizmo ligos, tarp kurių yra leukodistrofija, paveikia baltąją smegenų medžiagą. Ir mitochondrinė encefalomiopatija. Siekiant sulėtinti galvos smegenų atrofijos eigą ir suvaldyti su jie susijusius simptomus, jai skiriamas individualizuotas gydymas, parenkamas atsižvelgiant į kiekvienos ligos atvejo ypatumus. Medikamentų gydyme nenaudojantys gydymo metodai būtų kineziterapija, kalbos terapija ir psichologinės konsultacijos. Galvos smegenų atrofiją sukeliančių infekcijų gydyme sėkmingai naudojami antibiotikai, tai gydomos įvairios bakterinės infekcijos, antivirusiniai vaistai, tai skirti virusinėms infekcijoms.
Po ūminės nervinio audinio išemijos pasireiškia galvos smegenų atrofija ir gydoma etiologiškai. Tai priklausomai nuo to, koks sukėlėjas, taip ir toks ir gydymo taktika tokia ir pasirenka. Šiame gydyme be antikoaguliantų ir antitrombozinių vaistų pacientai skatinami keisti gyvenimo būdą, valgyti mažai sočiųjų riebalų turintį maistą, reguliariai sportuoti. Taigi sveikatos istorija ir neurologinė patikra yra pagrindiniai veiksniai diagnozuojant nervų ir raumenų sistemos sutrikimus. Jie nulėmė, kokie diagnostiniai tyrimai bus atliekami. Mononeuropatija ir radikulopatija dažniausiai sukelia vietinę traumą, todėl kraujo tyrimai nėra atliekami, bent jau jeigu ir bus atliekami, tai jų rodmenys neturėtų turėti kažkokių labai pakeitimų, nes yra mechaninės kilmės pažeidimas. Todėl atliekant išsamią ir tinkamą neuropatijos diagnostiką gali būti atliekami tokie tyrimai, kaip kraujo, genetiniai, elektrodiagnostikos tyrimai. Tai kaklo, krūtinės ląstos ar juosmens srities magnetinio rezonanso tomografija gali padėti nustatyti plėtiminius reiškinius, spaudžiančius nervų šakneles ar net šaknelių anomalijas, gali parodyti jų hipertrofiją arba poliradikulopatiją sergančių pacientų kontrasto įsisavinimą. Taigi gana tiksliai galima pamatyti šių ištyrimo metodų pagalba. Radiologas gali nustatyti konkrečią pažeidimo vietą, koks pažeidimas yra įvykęs, kokie struktūriniai pakeitimai. Magnetinio rezonanso tomografija gali parodyti neuroplastinę arba infekcinę infiltraciją arba struktūrinę pažaidą. Tai taip pat gali būti atliekama nervų biopsija, odos biopsija, autonominės funkcijos tyrimai. Pagrindinis neuropatijos vertinimo tikslas yra nustatyti jos etiologiją, tai kas ją sukėlė, ir pagal galimybės gydyti pagrindinę neuropatiją keliančią ligą. Tačiau net ir atvejais, kai neuropatijos sukėlėjas gali būti gydomas, pavyzdžiui, ar tai bus cukrinis diabetas, ar vitamino B12 trūkumas, toksino poveikis, tai tas gydymas telkiasi ties neuropatijos simptomų progresavimo stabdymu. Bandoma pristabdyti vykstančius jau patologinius procesus. Taip, etiologinis su neuropatija susijusių ligų gydymas, tai simptominis gydymas, tai pirmas žingsnis gydant skausmingą polineuropatiją yra nustatyti skausmingumą, nustatyti jo sukelimų priežastį ir būtent išsikelti konkretų gydymo tikslą. Jeigu yra nervų jau pažeida ir jos gydymas, tai skirtingų tipų pažeidimai turi jiems tinkamiausią gydymo būdą. Jeigu nervas užspaustas, susiduriame su neatstatoma ir progresuojančia situacija, kuri pasireiškia periferiniai neuropatijai dėl spaudimo, ilgainiui jinai sunkėja. Nervo atkirtimas, gydymas juos susiuvant. Kaip ir pradžioje minėta, jeigu įvyksta kažkoks jau vientisumo praradimas, tai vienintelis kelias optimaliam nervinio signalo atkūrimui, tai yra chirurginė intervencija. Nervai atkuriami mikrochirurginiu būdu. Mikrochirurginio operacijai atlikti yra reikalingas siauros specializacijos chirurgas, yra žinoma speciali įranga. Nervų susiuvimas atliekamas žiūrint mikroskopu arba lupa. Taip pat galima gydyti ir farmakologiniais metodais. Tai vaistai naudojami palengvinti skausmingus periferinės neuropatijos simptomus, skiriami nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, antidepresantai, vaistai nuo traukulių, opioidai, tai tokie vaistai, kurių sudėtyje yra opioidų ir jie įprastai sukelia priklausomybę, todėl jie skiriami tik jeigu kiti gydymo būdai nėra veiksmingi. Tepamosios gydomosios priemonės, tai gali būti kremai arba pleistrai. Nefarmakologiniais gydymas tai apimtų fizinį aktyvumą. Dėl fizinio aktyvumo teikiamas visapusiškos naudos, pavyzdžiui, visų kitų sveikatos rodiklių pagerėjimo visiems nuo skausmingos polineuropatijos kenčiantiems pacientams patariama užsiimti fizinę veiklą. Sveikatos specialistai pataria, kad vien užsiimti bent 30 minučių vidutinio intensyvumo fizinę veiklą. Taip pat gali būti taikoma elektrostimuliacija, konkrečiai nugaros smegenų stimuliacija. Tai stimuliuojant nugaros smegenis daroma prielaida, kad į epidurinį tarpą įstatytas ir nervų šakneles bei stuburą stimuliuojantis elektrodas blokuos skausmo suvokimą
nešalinant jų pačių. Vienaip ar kitaip stimuliacija, tik jinai sukuria tą nuskausminantį poveikį, bet pačios problemos kaip ir nesprendžia. Taip pat yra akupunktūra. Tai yra periferinė neuropatija rekomenduojama gydyti atliekant akupunktūrą kartu su chiropraktiniu masažu arba jogos užsiėmimus. Jeigu yra diabetinė arba ikidiabetinė neuropatija, tai gydant pagrindinis tikslas yra pakeičiamų rizikos veiksnių kaip hiperglikemija, hiperlipidemija, hipertenzija, viršsvoris, rūkymas, gydymas. Tai žodžiu, keičiamas rekomendacija būna keisti gyvenimo būdą, kontroliuoti lipidų kiekį kraujyje, gliukozės kiekį kraujyje ir, kiek įmanoma, stabilizuoti esančią būseną ir pašalinti, žinoma, pagrindinės šią ligą sukeliančias priežastis. Ir simptomų gydymas turėtų būti atliekamas jau simptomiškai, atsižvelgiant į kiekvieną paciento individualų atvejį ir komplikacijų prevencija. Tai atliekamas prevencinis gydymas, kad neišsivystytų jau dar papildomų komplikacijų. Riešo kanalo sindromas taip pat priskiriamas prie šių problemų. Tai vidurinis nervas būna pažeidžiamas riešo kanale, jisai yra spaudžiamas. Tai chirurginis riešo raiščių perpjovimas atspaudžiant nervą pagydo, tačiau toks gydymo būdas tik sunkiais ir užsitęsusiais ligos atvejais. Tai tarkim, jau kai aplinkiniai audiniai, kurie yra apgaubiantis vidurinį nervą, kai jie jau yra paburkę, tai jau kompresija yra didesnė. Pats raištis riešė gali būti jisai sustorėjęs, kas mažina irgi vietos kiekį viduriniam nervui. Ir jau kai jis yra mechaniškai dirginamas, tada chirurginė intervencija leidžia atstatyti to nervo funkciją. Vėlgi svarbus šis gydymo metodas, nes vidurinis nervas turi tiek motorinės, tiek sensorinės skaidulas. Tai ne tik kad jutimai, bet ir raumenų atrofija vyksta jau progresuojant šiam sindromui. Ir žinoma, įtvarai gali palengvinti būklę, ypač po operacijos, po chirurginio gydymo, nes lenkimo apribojimas mažina diskomfortą. Taigi pateikiamas šaltinių sąrašas, kuo remiantis buvo sudaryta šios paskaitos medžiaga. Ir čia matome projekto dalyvius, kurie yra atsakingi už šio projekto vykdymą, įgyvendinimą, medžiagos paruošimą ir pateikimą. Taigi, ačiū už dėmesį.